čia tiek miau, miau, miau. Jūs su kačiukais atėjot? Tai sveiki, mėlieji mano vaikai, atvykę į pačią didžiausią pirmą kartą organizuojamą Marijampolėje Katino dienų Marijampolės vaikų teatro šventę. Pats skambiausias ir gražiausias ir turtingiausias žodis, kurio mes laukiame, tai mūsų kuruojančios švietimą, menus ir visą kitą grožį kūrenčios estetinėme lavinime ir mieste vicemerės Agnės Pavelčikienės. Vaikai, sutikime vicemerę. Tai ačiū visų pirma turbūt tiems, kurie šiandien rodys teatrą. Teatras Marijampolėje jau gyvuoja, jau ne vienerius metus, jis toks aktyviai pakankamai gyvuojantis yra ir ta teatrinė raiška, kuri yra kuriama čia ir turbūt Nijolės iniciatyvos dėka nemažai tai parodo, kad ir tiek vaikai, tiek jaunimo spektakliai, tiek visai nesenai rodyti mėgėjų ir aišku profesionalų teatrai yra Marijampolėje svarbus. Tai ačiū dar kartą jums visiems, kad rūpit, kad dalyvaujat mokytojam, kad šalia to bendrojo laimo randate laiko ir meniniam tam ugdymui ir kūrybai. Ir ačiū jums, miela Nijolė. Ir noriu prieš palinkėdama gražaus šiandien renginio dėkoti jums už tą iniciatyvą, už tą organizavimą ir ačiū, kad kuriate teatrinę raišką Marijampolėje. O aš kaip jūsų vardu noriu įteikti vicemeriai programą ir tokį slėpinį, iš kurio galima visus Katino skanėstus gerti. Tai dėkojam vicemeriai ir gražaus žiūrėjimo, gražios šventės. Sveiki! Sveiki, Katintrampoliečiai! Palauk, o gal Marimdrampoliečiai? Miau! Aš nežinau, kaip man pasakyti gražiau. Katintrampoliečiai ar Marimdrampoliečiai? Kaip? Vaikai, kaip jums gražesnis būtų miesto pavadinimas? Au, nieko negirdžiu. Mums labai svarbu išsiaiškinti, ar mes mokame miaukti. Pabandykime. 3, 2, 1. O studija Gaja Liudvinave gyvuoja nuo 2012 metų, jūs įsivaizduojat, o jos studijos vadovė Vita Gvazdaitienė. Gaja, tai gyvybė, veržlumas, ją lanko visi norintys, nes negabių, netalentingų žmonių tiesiog nėra. Kiekvienas jų ir jūsų esate savitas, neatskleistas pasaulis. Kaip vadovė sako, teatras jiems tai yra tarsi stebuklingas langas, pro kurį jie geriau mato pasaulį.
scenoje. Jau visai netrukus pasiruošę laukia Marijampolės kultūros centro Sasnavos vaikų teatro studija Jaunuolynas, kuriam vadovauja Loreta Dambrauskienė. Vaidins labai gražų spektaklį, pažangus projektas arba kas yra draugai pagal Gofo pasaką. Elytė sako, kad jos vardas yra Zita. Savo spektaklius jie yra rodę Italijoje, Prancūzijoje, Norvegijoje ir Danijoje. Pasitikite Šakių varpo mokyklos dramos studiją, kuriai vadovauja Vilija Meškaitienė, kurie mums padovano spektaklį Elytė Zita. Negerą sapną, kažkas sakė, nusipirkti. Gal lopšiniais aš neužmigsiu. Gulbis, padainuosi. Yra bėgo iš laukų pelė, kapelė, kakuda, per pusę, per pusę. Aš valgyt noriu. O kas? Jei mama parduotuvėje pakliuvo į spąstus, o gal jie grįžtant čia namo, pagavo ir suėdė tie baisūs smirdantys kalnai? Man atrodo, jisai švilpia. Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro vaidybinių improvizacijų moksleiviai vaidins spektaklį Piemenų istorijos pagal Vincą Krėvę, o jų vadovė Ilona Viltrakienė. Kokie augus negirdėjau. Vaikštau va šitaip ir žmonės gąsdina. Parašyta, ieškau darbo. Nuskriaudė. Na, niekas manęs nenuskriaudė. Aš tiesiog ten buvau nereikalinga. Tai ir išėjau. Va, tai šitas niekemėžnas bernas, kur vakar aš sodžiau šunis laukydavau. Šitas samdinys, kuris prie darbo rankų neprasė. Toks tikinys tau patinka. Ir
Gal toj Amerikoje pinigai patys kišenių lenda, važiuočiau ir aš. Bet iš kur tiek pinigų gal? Mama, prašau, parduoti Harį. O tai prašau, šaipytis į sienos žmogaus, nusiteisi dievoliui, tyčiodamiesi senatvės. Patys senatvės nesulauksi. Negalus dilkės, dar ir kiaušinius paaugi. Vakilkinu! Vakilka. Visiškai čia nebereikalo apie tos ąžuolus ir atžalyną, nes puikų atžalyną šiandien mums suželdins Marijampolės kultūros centro jaunimo teatro studija. Tais ir senjorų teatro trupė 8, kuriai vadovauja Zigmantas Baranauskas. Jie suvaidins spektaklį pagal Kazio Binkio dramą Atžalynas. Pačiu žodžiu klausulus. Jam tikrai nepora. Bet jis geras vaikinas, dėdinėjas. Dėl jo mėgutėlės man dėl nusimanyti. Tokio šeimoje angelas užaukti negali. O kokie šitas? 15. Visai niekam likusi medžiaga. Mokytoja tik stipri tai ir gera. Matė kuo pigesnė, dėdinėjas. Mokytojas jau seniai pas mane bebuvo. Nueisiu. Anądien jau pastebėjau, kad alkūnė skiūra. Portfelį pamiršau. Štai, ponė mokytoja, aš vis turiu ką nors pamiršti. Tai tikrų matematikų požymas viską pamiršti. Ką? Tu iš manęs tyčiojiesi? Na taip, atmensiu. Typsi kaip šunytis, tai vieno dūmo negausi. Nesipykit. Čiaučiukas. Šūra. Vakar taip kvadratų mūsų klasė ištraukė pinigus. Kokius pinigus? Paklausykite, vakar Tijūnas mūsų klasė paliko portfelį ir čia išvedėgo 100 pinigų. Ir tegu jisai pagalvoja, į kokią patirtį jis nustumė mus visus ir savo draugus. Rašė galvo, kad aš dabar kreipiuosi į jį, mūsų visos 9 klasės vardu, tegul jis atitaiso savo klaidą. Klausiu, kas vakar iš klasės išėjo paskutinis. Eini su manim. Aš pats labiau džiaugčiausi už visus, jeigu galėčiau tik truputėlį suabejoti, kad pinigai dingo mano klasė. Grįžau, pasikabinau paltą ir su portfeliu rankoje nuėjau į savo 9 klasę. Taip, O paskui apsivilkau paltą ir vėl ėjau į knygyną. O ar jūs, gerbiamos ponios, pagalvojat apie tą jaunuolį, kuris padarė tą nelemtą žingsnį? Kas dabar dedasi jo sielai? O jisai tik ir galvoja, kaip užvogtus pinigus turėtų paslėpti. negali Tamsta, ponė direktorė, ką tamsta darai? Ką jūs man liepsite daryti? Juk tamsta man prižadėjai, man šventai prižadėjai, kad apie tai niekam, net man nesakysi. Glušas, idiotas, kaip jis galėjo be mano žinios? Prisipažinkite. Kągi dabar mums su juo daryti? Atsiimsit ir perkelsit kitą gimnaziją. Nueik į mokyklos raštinę ir atsiimk dokumentą. Vagis! Tave reikės iš padėjėjų į meistrus pakelti. Nejuokaukit, aš ir taip nemalonumą esu prisidaręs. Nu, Petreli, tu savo nemalonumus jau 10-eriopai atkentėjai. Dieve, ir aš niekada negalėsiu grįžti. Petrai, tu dėl manęs, tu mane gelbėdamas. Aš eisiu pas Keraičius, eisiu pas direktorę. Tegul visi sužino, kad tu savo tėvelio paliktus pinigus jiems atidavai. O Keraitis, čia dirbi? Dirb, ponia mokytoja.
Tai pastatė dėdieniam savo. Nebeleido mokytis. Nebeleido. Bet aš va dirbu ir mokosi, kartu ateina jas, padeda truputį. Netiesa, pone mokytojau, jis man daugiau padeda. Jis geriau už mane moka. Išversti reiktų. Išversti reiktų, reiktų, jau reiktų. Piniginė? Mano piniginė? Mano piniginė? Tata, tai tu vadinasi nekaltas? Jis vienas apsėmė už visą klasę. Petrai, kai grįši pas dėdienę? Ne, pone Žiogai, jei jūs ne prie ko, galėsit pabūti pas jūs. Auga atžalynas, ponas mokytojau. Auga. Gražus atžalynas auga. Man atrodo, kad teatras ir yra ypatingas tuo, kad nebūtina visko pasakyti. O kodėl? O todėl, aš žinau, kur jie skuba. Jie gavo tai, ko jų sieloms trūko. Ir jie užpildė savo sielos kerteles. Ir dabar neš per visą Marijampolę šią nuostabią žinią apie šį nuostabų teatrų festivalį. Paplokime dar kartą. Kviečiame Marijampolės kultūros centro direktorę Aistę Bakaitę Stanaitienę ir festivalio šeimininkę Nijolę Vasilienę. Sukūrėte mums tikrai nepaprastą šventę. Tad ačiū Jums vadovai, ačiū Jums vaikai, ačiū Jums visi kiti, kurie dalyvavote šiandieną.